jeigu va taip tyliai, jokio garuso, taip žymas viskas. Maslas yra, jis mumifikuoja žuvusį graužiką. Va, turim žuvusią šeimą. Pelė atsirastų. Liepos. Spiečiam specialiai padaryti tokie. Man labai patinka tokie nameliai. Su malonu einama žiūrėti. Vieną iš 5 bikinas. Bikinas priklauso vienui, Mergės bitininkų draugijai. Yra vienas iš 5 skyrius. Yra, kiek čia pas mus, 1, 2, 3, 4, 12 šeimų. Ir dabar mes patikrinsim, kaip jo žiemoja. Tai va, kol kas atrodo viskas gerai, viskas tvarkingai. Skustis negalima. Galima tik pavasaris, nu va, pagaliau. Vis dėlto maisto turi. O kadangi ilgas pavasaris, jos nebegali pereiti prie maisto į vieną pusę. Bandysim gelbėti mes jas dabar. Truputėlį bandysim gelbėti, gal mums ir pavyks jas išgelbėti. Yra didelė problema. Dabar pavasaris yra šaltas. Jau bitės senai turėjo išskristi į lauką. Jau būtų žydėję ir blindės lazdynai, bet kadangi pavasaris susitęsė, iškilo šiokių tokių problemų. Nu, dar viena šeima. Dar viena šeima yra žuvusi. Žuvus šeima ir priežastį nustatys tik tai veterinarijos tarnybos. Kokios priežastys lėmė jų žuvimą. Ar ilgas pavasaris, ar maisto trūkumas, ar dar kažkokios bėdos. Kadangi žiema nebuvo labai šalta, tai turim situaciją, kad šįmet pelės nepadarė didelės žalos. Kai žiema būna šalta, jos tuoj pat įsibudrina į vidų įlįsti ir šeima sunaikina labai greitai. Per porą mėnesių šeima žūsta.
tokia. Šitam bityno skyriui šeimos gyvena šiuolaikiniuose aviliuose. Jie yra pagaminti iš putų polisterolo. Jie yra na, viena žuvų šeima, tai žinoma yra blogai, negerai, bet oficialios statistikos rėmuose tai yra dar pateisinama. Lietuvoje yra apie 10% žuvimas kasmet. Europoje yra net iki 30% žuvimas. Tai yra iš 3 šeimų viena būna žuvusi. Šitoje vietoje yra bitynas parinktas specialiai šitai vietai, nes aviliai stovi taip, kad išnaudotų tiek miškų galimybės, tai ir medžių žydėjimo metu, ir aviečių, ir rudenį lipčiaus yra, tiek yra išnaudojama ir natūralios pievos, ir avilys yra išpresuoto, labai kieto būtų polisterolo. Tiesiog jis puikiai matosi. Jis yra specialiai tam yra pagamintas ir jis yra geras tuo, kad bitininkui dirbti jisai yra lengvas. O pačiu jis yra labai šiltas, nes tai yra labai šilta medžiaga. Ir bitėmis yra visiškai nekenkiantis ir nepavojingas. Lygiai taip, kad jis būtų iš medžio pagamintas, tai lygiai taip pat jis yra iš polisterolo. Tik su viena sąlyga, kad tas polisterolas turi būti labai kietas. Jeigu jis bus minkštas, bitės į pagabaliuką išgliaudės ir išmes į lauką. Ir tai pasidarys skylės viduj ir jis bus nebetinkamas. Jis yra tik tai parenkama taip, kad būtų geras medunešis. Konkrečiai vieta yra žinoma užuovėje geriau, bet jie gali stovėti bet kur realiai. Vasarą yra suformuojama aukšta žolė aplinkui, palei avilius nupjaunama, toliau jinai aukšta, kad būtų užuovėje. Ir būtina sąlyga, kad būtų atsukta į daugmaž pietus. Norint, kad jos anksti iš ryto eitų į darbą. Nusukus į kitas pasaulio šalis, tai žinoma, nusukus į šiaurę, jom bus vėsiau, geriau, bet jos vėliau eis į darbą. O dar privalumas šitų avilių, kad jie ne tik saugo nuo šalčio, bet saugo ir nuo karščio. Tai atsukus į pietus, jie neperkaista ir viskas yra gerai su jais. Net pats nepamenu kada, dar buvau per mažas, kad prisiminčiau, maišiausi tėvukui palei avilius. O savarankiškai tai turbūt pradėjau 10 metų, tai 87. Tai dabar jau bus 25 metai, kaip aš pradėjau savarankiškai. Prasidėjo viskas nuo vieno avilio, Ukmergės mieste, paskui didėjo, plėtėsi ir dabar esam pas mūsų sodyboj, bityne, kuris turi 100 bičių šeimų. Užtenka? Nuo tos pradžios, tai turbūt, kad viskas keitėsi, viskas tobulėjo. Ir šiai dienai, kada yra bitynas per 100 bičių šeimų, vis dėlto pakanka ir manęs vieno atliktą darbą. Pagalba, aišku, gal ir būtų gerai, bet šiais laikais viskas remiasi technologijom. Technologijos tikrai nebe tos, kurios buvo anksčiau, technika nebe ta, transportas nebe tas ir tai įgalina bitininkus dirbti sparčiau, geriau ir greičiau. Didžioji dalis galvoja, kad bitininkai tai būtinai turi būti žmonės gerokai prie 60,
Bet taip nėra ir šiais laikais bitininkauja visi, vyrai, moteris ir kas tik nori. Svarbiausia tam turėti žinių, laiko, o įgyti jų irgi galima, lygiai taip pat galima įgyti ir išsilavinimo bitininko. Didžioji dalis visuomenės kažkaip į bitininkus žiūri taip skeptiškai, kad va, tas medus toksai brangus ir už ką bitininkai tokią kainą prašo. Tai vat norėčiau aš papasakoti tokį atvejį, kai manęs viena moteriškė, kuri prekiavo bulvėm, paklausė, už ką jūs imat vat tokią didelę kainą. Juk bitės medų suneša, pačiam bitininkui nereikia, jį tik tai reikia išsiimti ir sufasuoti ir parduoti. Tai atsakymas buvo tai moteriškiai toks, kad bulvė lygiai taip pat užauga pati. Žemė ją pasodinai ir paskui jau įsikasi daug. Tai iškart puolė man prieštaraut, kad reikia ir suarti, ir akėti, ir sodinti, ir kaupti, ir purkšti, ir nukast, ir sandėliot. Tai lygiai taip pat yra ir su bitėm. Turi kiekvieną mėnesį, žiemą, vasarą atvažiuoti, patikrinti, ar sveikos, ar turi maisto, ar neužpuolė plėšrūnai, kiaunės, pelės, zylės. Turi ruoštis visą žiemą naujam sezonui, daryti, taisyti avilius, gaminti remelius, lydyti vašką, rinkti pykį ir taip toliau ir taip panašiai. Jau nekalbant apie tą metą, kai bitininkas dirba 16 valandų, tai yra vasara. Europos bitininkai yra susiskirsti savo organizacijos. Tai kiekvienas rajonas Lietuvos, beveik kiekvienas, turi savo bitininkų draugiją. Draugijos susideda iš bitininkų, narių, turi savo susirinkimus, pasitarimus, mokosi vieni iš kitų. Toliau visos draugijos jungiasi į vieną bendrą Lietuvos bitininkų sąjungą, kuri yra Vilniuje, yra valdyba ir dėka bitininkų sąjungos yra sprendžiamios įvairios problemos. Kiek vaistų, paramos įvairios, gavimas, dalinimas ir visas tas darbas vyksta per draugijas. Tai turbūt, kad bitininkam tai yra viena didžiausių paramų, nes gauna paramą ne tik vaistam, bet ir rudeniniam maitinimui. Ir pasitarimus įvairius. Gamyba Lietuvoje paskutiniu metu medaus pagaminimas išaugo labai stipriai. Jeigu 85 metais didžioji dalis bitininkų gaudavo 8 kg iš bičių šeimos, tai dabar, kada ypatingai tie rajonai, kurie daug rapso sėja, gauna iš šeimos gerais metais virš 100 kg medaus. Tai nusakyti, kaip, kur geriau, tai yra labai sunku, nes kiekvieni metai yra skirtingi, bet tokių išskirtinių medaus, kuris būtų ne iš purkštų, sėtų augalų, ne iš intensyvios žemdirbystės srities gautas medus, tai jo vis tik yra kokie 25 kg iš bičių šeimos vidutiniam Lietuvos sąlygom. Medaus ir kitų bičių produktų realizacija Lietuvoje yra labai įvairialypė. Jeigu, kaip imant pavyzdį, Argentinos bitininkai, didžioji jų dalis, tai parduoda centralizuotai ir tik išvasavę į bačkas po 300 kg. Tai Lietuvos bitininkai labai įvairiai. Vieni per turgų realizuoja, kiti realizuoja per medaus supirkėjus, tai žinoma yra daug mažesnė kaina gauna. Treti per ūkininkų turgelius, ketvirti tie, kurie turi mažiau bičių šeimų, tai parduoda tiesiog pažįstamiem, kaimynam, patys vartoja ar išdalina. Tai nusakyti, kad yra vyraujantis kažkoks tai būdas vienas iš labai daug žmonių diskutuoja, kuris yra pats geriausias medus. Vieni teigia kalnų, kiti lygumų, treti teigia, kad miškų. Tai gal tai ir ginčytinas dalykas, bet jeigu jūs tą patį geriausią medų įdėsite į verdančią arbatą, tai jis bus lygus mėlyniam cukraus šaukšteliui.
įvardint, kuri medaus rūšis yra geresnė, sveikesnė, negalima, nes yra vienos rūšis yra naudingos vieniem dalykam, kitos rūšys yra kitiem dalykam ir netgi visų taip nemėgstamas ir keikiamas rapsų medus taip pat yra vertingas, nes kai kurios lygos yra gydomos tik su šita medaus rūšim. Todėl, kad tai įvardint, kad vat, šitas medus yra pats geriausias, pats sveikiausias, tai tikrai negalima. Visas medus yra geras. Gydantis medum niekada negalima jų apskritai. Galima dėti, bet tai yra nepatartina dėti nei karštą pieną, nei karštą arbatą. Geriausia jį yra valgyti ir užsigert šiltų to produktų. Ar tai būtų pienas, ar tai būtų arbata. Tai tiek, kad kai perka medų, visą laiką, jeigu tai perka vasaros metu, tai yra truputėlį gal ir sunkiau atskirti natūralų medų nuo falsifikato. Bet perkant vėlesnių metų, kada medus yra susikristalizavęs, susifermentavęs, tai yra kelios sąlygos jį atskirti. Viena iš sąlygų, tai jis turi būti vientisas, vienalytis. Negali būti sluoksniai. Jeigu yra sluoksniai, tai vadinasi, kad medus yra nusėdęs į apačią, o į viršų yra, jeigu tai yra skystis kažkoks, tai ten yra falsifikatas. Cukraus sirupas. Kitas dalykas, jeigu žiemą yra medus skystas, nors jis toks ir gali būti, tai tokiu atveju jį reikėtų sverti. Jeigu litras medaus nesveria 1,5 kg, o yra gerokai mažiau, 1,300 gramų, tai toks medus tikrai negali būti natūralus ir tikras, nes jis turi sverti 1,5 kg. Žmonės laikė bites prieš 100 metų ir daugiau. Dar seniau bitės gyveno tiesiog medžio pačioj drevėje, paskui žmonės išmoko, kad galima padaryti dirbtiną drevę. Tai vat padarydavo tokį kamblį, vidus išpuvęs yra, ten yra tuštuma. Ir tiesiog iškeldavo į medį ir pačios bitės ten apsigyvendavo ir žmonės turėjo naudą. Šone prapjaudavo skylę ir išimdavo medų ir tą skylę vėl užtaisydavo. Ir tokiu būdu buvo toks kelminis bitininkavimas. Nozematozė yra tokia liga ir tai yra nozema apis arba nozema cerana. Ir nuo jos bitės pradeda viduriuoti. Tai vat šita šeima pavasarį bus izoliuota, perkelta į naują avilį, šitas avilys išdezinfekuotas natrio šarmo pagalba ir bus stebima toliau, ar viskas su ja gerai, ar pilnai pasveiks, nes antibiotikų vat tokias skylės padaro geniai ir bitinam neša didžiulius nuostolius, nes prakala skylę, sugadina visų pirma avilį, praktiškai nebepataisoma ir taip, jeigu šaltesnis oras, gali žūti visą bičių šeimą. Sunkumai patys didžiausi bitininkam yra, tai turbūt, kad dvikojos meškos, kurių Lietuvoje daug. Visi turbūt suprantam, kas tos meškos, nes tikrai yra didžiulius nuostolius bitinam atneša, nes žvėris tai
Na, vieną avilį išdraskė kitą, o vat šitie ilgapirščiai, kuriuos mes meškom vadinam, jie vis dėlto neša turbūt patį didžiausią nuostolį ir gadina ne tik inventorių, bet ir nuotaiką ir visą perspektyvą. Ką tas kiaunės išdarinėja? Operacija vyksta. Nes jau eina šaltis dabar čia. Ir jeigu nieko nedaryti, ta šeima žūtų tiesiog paprasčiausiai. Tam, kad išgelbėt, reikia imtis nors kažkokių tai priemonių. Apsaugot bent jau nuo šalčio. Vat ir masiškai vat lenda. Vat atrodo, kaip darys. Arba jom trukdo kažkas, arba jos ant tiek aktyvios, kad jau jos net čia neberimsta. Lenda prie kamšų. Yra du variantai tik tai. Yra korių pridėta. Ir pavasarį, gegužės, birželio mėnesį, ir liepą kartais. Kviečius eidamas jis ieško kuriem gyventi. Ir medyje toks namelis jam labai patinka. Mes čia dar tik keletą matom. Čia jų būna 30 kokį. Šitą miške, miško pakrašty, visur iš eilės kabo tie nameliai ir darbas prasideda birželio mėnesį 2:30, 2 nakties. Nes dar jom neskraidant, pakol neišaušta, turi uždaryti, kad neišlystų, iškelt. Klausimas, kas ten pas bitininkus rūksta. Tai rūksta dūminė dūlis. O dūlis yra išgaunamas iš minkšto medžio, iš drebulės, iš liepos, žilvyčio. Ta medį tiesiog palikus pūti, jis per tam tikrą laiką sutrinėja ir pavirsta į tokią medžiagą. Tokią minkštą. Tai ją dedami į dūminę ir užkuriam ir gaunasi dūmai. Žiūrovom galiu pasakyti tik tai tiek, kad medų pirktų pas savo bitininką. Taip kaip mes kiekvienas turim savo kirpėją, pas kurį einam, kaip turim savo šeimos gydytoją, pas kurį einam, tai lygiai taip pat patarčiau kiekvienam žmogui susiras savo bitininką, pas kurį pastoviai pirktų, geriausiai pirktų pas jį namuose, ne kažkur tai bus garantija, kad tas medus tikrai tikrai geras, tikrai natūralus, nes tuo pačiu ir procesai jūs gamybos šiek tiek galėsit pamatyti ir gausit gerą produktą tikrai iš pirmų rankų.